Atvykau į Kaltinėnų parapijos senelių globos namus, šalia manęs klebonas Gintaras, tai aš iškart pirmą klausimą. Ar jau šilta, Gintarai? Dar po kol kas ne, dar vasaros, kaip sakant, ir pabaiga rugsėjo ta pradžia, dar šildymo sezonas neprasidėjo, tikimės, kad bus šilta. Tai Gintarai, kodėl nusprendėt pakeistos katilus? Stengiamės, kad būtų ir mažiau, kaip sakant, darbuotojų, kad nereikėtų dirbti prie malkinio pečiaus, nebūti to kuriku ir patogumas yra ir tuo pačiu mažesnės, kaip sakant, sąnaudos. Tai eikim, Gintarai, parodykit, kur stovi jūsų tie agregatai ir katilai, labai įdomu pasižiūrėti. Taip. Ką apšildys šitie katilai? Taip, šie katilai apšiltins senelio globos namus, slaugos namus, virtuvę su svečių kambariais ir taip pat apšildys ir bažnyčią, kad būtų šilčiau tikintiesiems melstis. Sigitai, aš jau matau čia rimti agregatai, tai kuo jie skiriasi nuo tų, ką matėm anksčiau? Ten yra buitiniai, čia yra pramoniniai katilai, kurie jau šilda 125 kW, vienas 125 antras. Čia turim vėl, matau, padavimą, ar ne? Taip, čia yra granulės paduodamas, jį supranti į degiklius. Irgi tas pat valda kompiuteris. Kompiuteris čia irgi yra. Taip, viskas tas pats, toks pat kompiuteris kaip ir buitiniam katile. Va čia tai, Sigitai, konteineris ne vaikų žaidim, sakyčiau. Taip. Čia jeigu žmogus įkristų, tai prarytų. Taip, būtent. Tai sakykit, čia užpila granulės, kiek maždaug laiko šildo? Pagal tą šildomą plotą turbūt kokias 2 paras. Toks konteineris tik 2 paras šildys. Taip. Nes, aišku, reikia daug apšildyti. Didžiulis šildymas. 2 katilai degs. Nes jeigu, suprant, šilumos poreikis nereikalingas, dirbs vienas katilas. Čia dirba kaskadinė principų. Gerai, Sigitai, supratau. Bet įsivaizduokim, kad prižiūrėtojų nebeliko, jie išvažiavo savaitgalį. Tai kaip turėtų būti paruoštas tas katilas, kad šiluma tęstų darbą ir šildytų žmonės? Pagal kuro talpos dydį. Pagal kuro talpos dydį. Taip. Jeigu mes turim kombinuotą katilą, pavyzdžiui, ką tada darom? Užkraunam granulės, nes kombinuota katilą malkas dega tik 4 valandas maksimum. Malkas 4 valandas? O granulės deg gal visą savaitę degti. Pagal kuro talpos dydį. Perjungiam žodžiu. O jeigu mes turim tik granulinį katilą, tai mes visą bunkerį pilnai prikraunam teisingai ir paliekam, ramiai važiuojam atostogauti. O jeigu ką, matom telefonę. Jeigu yra išmanus pajungtas. Tas čia principas.